vakar nevažiavau į klubą, vienas Kęstutis nuvažiavo ir štai labai yra įdomu išgirsti, kaip tau vienam sekėsi tenais. Trumpai papasakau. Na, buvau dar susikaustęs, kadangi buvau vienas pirmą kartą klube, tai buvo labai nejauku kažkaip, neįprasta. Kitų klube Kažką esu tokį skaitęs, bet reiks, aišku, čia pasigilinti daugiau. Tu tą šaukimo moterų istorijos knygą esi skaitęs? Ten, kur tos istorijos yra. Ne. Ten daug yra klube ir apie tą vyrų prijunginėjimą. Kaip daryti. Na, aišku, supratau. Tai va tą paskaityk namų darbam šitą knygą. Gerai, blėt nugarą tau labai gerai atrodo. O kai šokia, tai lietimo technikas dažniau naudoja. Pečių, apsuki, prieini ir tada už pečių po truputį žemyn spadi, va, judindamas. Pats gali ir netūpti. Labai gerai. Ir tau pradžioj daugiau pašok, daugiau paerzink, jau apsirengus geriau pašok, nes tikrai apranga gerai atrodo. Čia lygiai kaip ir moteris būna, kad irgi vyrui, jeigu jinai seksualiai apsirengia... Tai jam norisi, kad nenusirengtų, erzintų. Jam daug geriau, o tas nuogas kūnas pas visas moteris. Tas nuogas kūnas labai panašus yra. Jisai jau nebeįdomus būna. O, tai žiauriai gerai. Jau būna seksualiai apsirengia. Šelniai numesti. Bet ne va taip, kad nusimovė ir nusimovė, žinai. Jo. Su viskuo reiškia pažais reikia. Jo, žaidimas. Viską, ką turi rankoj su viskuo, taip ir į save, ir visai, žinai, ir į ją, žinai, stenkis panaudoti. Va tokių reikia. Goda, tau patinka vyras, kuris šoka striptizą? Ne. Nu patinka tau.